Sveiki visi, šiandien pakalbėsiu apie MEP klasės C# programavimo kalboje. Ši klasė turi daug metodų, kurie leidžia atlikti matematinius veiksmus su skaičiais. Vienas tokių metodų yra max, kuris yra naudojamas, jeigu yra norima surasti didžiausią reikšmę iš dviejų duotų. Taigi rašome math, tada max ir rašome du skaičius šio metodo viduje. Taigi didžiausias skaičius šiuo atveju būtų 95 ir kadangi aš noriu jums tai įrodyti, tai atspausdinsiu iš karto atsakymą naudojant console write line ekrane. Taigi gauname 95, toks koks ir turėtų būti didžiausias skaičius iš šitų dviejų. Ir atvirkščias metodas max, tai yra min, jis naudojamas surasti mažiausią reikšmę iš dviejų reikšmių. Taigi padarau tą patį, ką ir dariau su max, tik tais vietoj max parašau min ir atsakymą atspausdinsiu konsolės lange. Šis atsakymas turėtų būti 26. Toliau, ką galima daryti, tai ištraukti šaknį naudojant sqrt metodą. Ištraukus šaknį kvadratinę iš 16 gausim 4. Tai va, kaip matome, atsakymas buvo 26 ir 4. Toliau, ką galima naudoti, tai abs metodą, kuris grąžina absoliučią reikšmę skaičiaus, tai yra teigiamą reikšmę, tai jeigu įrašau -16, aš gausiu 16, ne -16, jeigu taip paaiškinus. Kitas pavyzdys būtų MEF klasės metodas round. Round yra naudojamas tuomet, kai yra norima trupmeninį skaičių suapvalinti iki artimiausio sveikojo skaičiaus. Taigi taip pat apsirašysime mes naudojant MEF, tada round ir tą skaičių, kurį norime suapvalinti iki sveikojo skaičiaus. Taigi skliausteliuose apsirašau 16,368. Suapvalinus turėtume gauti 16 iki sveikojo skaičiaus, nes bus suapvalinama į mažesnę pusę. Ir tada atspausdinu. Matau, kad atsakymas yra, prisakiau 16. Dabar pakeičiau 3 į 6 ir bus jau 17. Taigi šioje klasėje, kaip ir minėjau, yra daugiau metodų, bet dažniausiai yra naudojami šitie, bet jeigu jums prireikia ir kitų, jais galite pasinaudoti, jų nereikės iš naujo rašyti, kurti. Taigi apie šią MEF klasės C# programavimo kalboje būtų tiek. Tikiuosi sužinojote kažką naujo. Jeigu turite klausimų, rašykit, būtinai patarsiu. Tai tiek.